Prieš pat vasarą apie gegužės mėnesį atsirado dar viena problema. Važiuojant pastoviu greičiu tiesiog dingdavo gazas. Dingdavo visa trauka, gazą gali spausti kiek nori, mašina nebesigazuodavo. Iš pradžių būdavo taip, kad tiesiog dingdavo gazas kokiom 5 sekundėm, 10 sekundžių, o paskui pablogėjo tiek, kad gazas dingdavo visiškai, aš turėdavau stoti šalikelę ir mašina po kurio laiko tiesiog pati užgesdavo ir nebeužsikurdavo. Starteris suka, bet nieko nekabina. Also, aš žinau, kad pro purkštukus man leidžia kūrą, tai aš galvoju, kad tame yra problema, kad tiesiog gaunu pratenai oro ir sistema kūrą užsivakumuoja. Taigi nupirkau purkštukų tarpines, geriausio gaminto už 20 eurų, nuvežiau Mersą į servizą Vilniuje ir jo nepriėmė. Sako, sorry, negalim remontuoti jūsų mašinas, jinai per sena. Nuvežiau į kitą servizą, irgi neapsiema tokiu remontu. Tai galų gale paskambinau į servizą Vilniuje, kuris užsiema tik dizelinių variklių remontu ir jie priėmė mano Mersą. Thanks fucking God. Bet nuvažiavus tenai ir papasakosiu apie savo problemą, jie iš karto pasakė, kad dėl tokio mažo kūro nubėgimo per purkštukus negalėjo man užsivakumuoti sistema ir čia tikrai nebus susijęs su mano problema. Taigi ką aš padariau, aš tiesiog palikau Mersą jiems pakeisti purkštukų tarpines ir papildomai galbūt jie ras, kur mano yra problema. Palikau Mersą, pravažiavau autobusu namo ir porą dienų tiesiog laukiu. Po kelių dienų gaunu skambutį, kad galiu atvažiuoti atsemti savo automobilį. Nuvažiavau vietą, man paaiškino, kad pakeitė mano visas tarpines purkštukų, ką aš ir buvau prašęs jau padaryti. Taip pat pakeitė kūro bako alsuoklį, kuris buvo sugedęs ir dėl jo užsivakumuodavo po kurio laiko kūro sistema ir Mersas užgesdavo. Iš esmės, ką aš galėjau padaryti, kai jie man paskui pasakojo, tai atsukti kūro dangtelio kamštuką ir tada jis turėjo važiuoti no problem, nes tiesiog nebesudarydavo vakuumas, bet aš aišku to nežinojau. Papildomai pravalė kūro sistemą ir pakeitė porą kūro šlangučių, nes jos buvo jau tokios truknėjusios, kad sakė, neužilgo būtų pradėję varvėti. Už šį remontą aš sumokėjau 220 eurų ir kai išvažinėjau už servizo teritorijos, prie manęs pribėgo jų technikas, kuris ir tvarkė mano Mersą. Žinoma, jam tą mašiną labai patiko, jis papasakojo apie savo Mersą ir taip pat sakė, kad Mersas yra išlaikytas super ir kad važiuos tikrai dar daug metų. Aišku, aš nuo to vaikščiau dideliu biberiu kaip kenguriuks, va taip po visą